Vat aš galvojau, ką reikėtų žmonėms žinoti, nes ką tik sakėjai, filtruotis vandenį. Galima ten vietoj? Nu tai nėra kito varianto. Tu savaitę vandens nenusineši ant nugaros. Tai, nu, arba reikia iš anksto labai prisivežti ir pasidėti, bet, nu, niekas ten taip nesivargina. Tai yra vandens telkinių, kur, nu, yra, pavyzdžiui, šalia Pripetės ten tas toksai užtvanka didelė. Tai, nu, dumblas yra radioaktyvus dugne, nes visos radioaktyvios medžiagos nusėdo ir nuskendo. O tas vanduo paviršius jisai nėra radioaktyvus, ten vis tiek arba yra upė, pavyzdžiui, per Černobylio zoną teka, tokia užvadinasi, nu, Ungurys. Tai ten, nu, upės vanduo jisai jau pasikeitė ten 100 000 kartų nuo avarijos laiko, tai atiteka švarus vanduo. Tai tik tai pagrindinis dalykas, semiant vandenį nuo dugno nesukelt radioaktyvaus dumblo. Nu, tai jeigu nuo paviršiaus prisisiurbi to vandens, tai dar prasifiltruoti reikia, kad ten visokių nebūtų gyvūnų ar ten kažkokių bakterijų ir viskas, ir galima gerti. O ką reikėtų žmonėms žinoti apie šiaip kelionės tenais? Kokios dar grėsmės į miškus, ar net ten raudonasis miškas yra? Nu tai pirmiausia, reikia įsinagrinėti žemėlapį, pasidaryti maršrutą, nes pagrindinis pavojus tai turbūt yra pareigūnai, nu, kurie patruliuoja tenais, gali sučiupti. Laukiniai žvėrys yra, laukinių žvėrių irgi saugotis reikia, ten ir vilkų, ir meškų, ir elnių, ir briedžių yra, ir šernų, ir yra užpuolę žmonės ir tie laukiniai žvėrys. Nu, galų gale atrodo tie Priežavalskio arkliai nepavojingas, bet, nu, kai banda arklių koksai 20 lekia visų greičių į tave, nu, tai jeigu nepasitrauksi, nu, tai tas gyvūnas gal ir nieko pikto nenorėdamas, bet tiesiog banda kai bėga, tai bandos šonai prilaiko bandos centrą, kad banda neįsibarstytų, ir būna bandos šonai jie truputėlį atsilieka, tai jeigu ir tie pirmi gyvūnai pamatys kliūtį, tai jie nelabai, nu, gali spėti pasukti ir gali tiesiog visą bandą užlėkti arklių. Tai reikia saugotis, nu, aišku, radiacija yra, bet radiacija čia turbūt mažiausias pavojus, nes, nu, radiacija yra vis tiek ten ir tie plius minus aiškus yra radiacijos pasklidimo žemėlapio, ten visi tyrimai 100 kartų atlikti, yra sužymėta, kur yra radioaktyvios tos, nėra taip, kad visa teritorija vienodai radioaktyvi. Sprogo tas reaktorius, pakėlė radioaktyvios dulkės į dangų, vėjas nupūtė, nu, tai kažkur daugiau nukrito, kažkur mažiau, kažkur yra vietų, kur iš vis nėra radiacijos. Nu, galų gale dozimetras visą laiką su savimi ir jau matai, jeigu ten pypsi, nu, tai reiškia to vietoj geriau neprisėsti, nes gali paskui ten tie viskas ant ko prisėsi ir nebereikalinga tapti. Aš dar apie tą radiaciją ir galvojau, ten daug kartų lankėsi, daug kartų žmonės vedėjai, niekada nebijojai, kad čia bus neigiamas kažkokios įtakos sveikatai? Daraisi tyrimus? Nežinau. Dariausi tyrimus 2 kartus, nieko nėra. Tarsi protingai elgtis reikia ir viskas. Ta išorinė apšvita, tai, žinai, lėktuvas kai pakyla į 11 km kreiserinį aukštį, kur mūsų nesauga atmosfera, tai radiacinis fonas gali būti iki 30 kartų didesnis negu čia vat ant žemės esant. Tai, nu, vienas realiai valandos skrydis lėktuvu, aš kažkada skaičiavau, tai dabar gal tiksliai nepasakysiu, bet aš matavau sukauptą dozę, skridau iš Vilniaus į Londoną, man atrodo, ten apie valandą skrydžio, tai vat savaitė Černobylio zonoje maždaug analogiškas kiekis radiacijos kaip valandą skrydžio lėktuvu, išorinė apšvita. Tai tos išorinės apšvitos žmonės gauna labai daug ir iš visokių vairių šaltinių, ten yra skaičiuojamos tos dozės, bet tos dozės, nu, labai nuo daug ko priklauso, nes, pavyzdžiui, žmonės, kurie gyvena arčiau pusiaujo ir ypač gyvena kalnuose, tai jie tos radiacijos dozės gauna 100 kartų daugiau negu mes čia gyvendami kažkur, žinai, rutulio šone, kur nėra tiesioginių saulės spindulių ir dar ir neteina ištiesiai ir dar mes apačioj. Nu, kuo aukščiau kyli, to atmosfera plonesnė ir jinai nesaugo nuo kosminės radiacijos. Nu, kosminė radiacija, tai saulė yra kas, nu, viena vieta, kur saulė net nedaiktas, o vieta, kur vyksta nuolatinė begalė branduolinių reakcijų. Ir va tų reakcijų visi produktai keliauja pas mus į Žemę. Tai Černobylio zonoje didžiausias pavojus yra radioaktyvios dalelės, kurios išmestos iš reaktoriaus. Tai, nu, svarbu, kad ten, nu, prie odos neprisiliest. Aišku, turbūt blogiausia būtų, nu, suvalgyti galima, nu, bet ten tas natūralus virškinimo ciklas 12 valandų trunka, viskas pasišalina, ten kažką suvirškina, kažką įsisavina organizmas, bet nėra taip baisu kaip įkvėpti. Įkvėpti baisiausia, nes, nu, iš plaučių neišsivalo plaučiai taip dažnai. Nu, šiaip vidutiniškai reikia 2 metų, kad žmogaus plaučiai pilnai išsivalytų, jeigu kažkas patenka. Tai ten jau tų 2 metų ir neprireikia. Tai jeigu plaučių radioaktyvi dalelė į plaučius patenka, nu, ten tas vėžys jau po kelių mėnesių gali pasidaryti. Tai gerai, jeigu vieną dalelę įkvėpia, tai ten negalima lokalizuoti, plaučių gabalą išpjauti, ant katinui sušerti ir viskas baigėsi. Bet jeigu tu daug įkvėpsi radioaktyvių dulkių, tai visas plaučių vidinis paviršius pasidengs, nu, tai tada jau viskas. Tai pavojingiausia, tai, nu, tai tiesiog yra taisyklės, žinai, nu, ta prasme, nesivoliot, žinai, nedaryti ant smėlio radikalaus tų angelų atsigulus.
tai nesielk kvailai ir viskas ten plius minus normaliai. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.